Čia Stas TV. Transliuojame eilinę laidą. Norėčiau pratęsti savo filmą apie pašto ženklų kolekciją. Per tuos metus įvyko kai kurių papildymų. Išsiplėtė kolekcija, atsirado nauji albumai. Čia kažkur 98 metais iš Rygos, va taip gerai prisipirkau, kažkur 1000 ženklų už 4000 litų. Nu va, ten tokie retenybės visokias norėčiau parodyti. Nu gerai, tai pavartom tada. Čia toksai susiformavęs Lietuvos nepriklausomų pašto ženklų albumas. Nuo pat pradžių taip va, per visus 12 metų, kiek Lietuva išleido įvairių pašto ženklų. Čia jau atsiskleidžia visa Lietuvos, dabartinės Lietuvos istorija, įvairios pilis, žemėlapiai, herbai miestų. O Atlantos olimpiada, kur mūsų krepšininkai pasižymėjo. Čia įvairūs spalvingi blokai. Na kaip, jie vertės tokios didelės neturi, tiesiog nauji pašto ženklai taip tai nėra labai vertingi, tiesiog tai kaip Lietuva, mūsų šalis, nu, reikia turėti tokio. Kaip sakoma, lietuviais esame gimę. O čia irgi įdomus blokas iš Sidnėjaus olimpiados. Surašyti visos pavardės visų medalininkų, katrie kas laimėjo, čia jau kaip istorinis dokumentas, įdomus dalykas. Čia irgi tokie visokie atmintiniai blokai, Lietuvai 1000 metų. Na, vien žodžiu, ženklai, sakau, gerai, kad jie visą tos valstybės istorija atskleidžia, viską papasakojo. Galite pažiūrėti, jau daug maž aišku, kas ta Lietuvoje nutiko, kokie tai šalis. Nu va, su Lietuva pabaigėm. Dabar dar vienas toks albumukas. Čia bus Jungtinės Amerikos valstijos. Čia Kanada su visom jos valstijom, o čia Jungtinės Amerikos valstijos. Čia tokia kolekcija tų Jungtinių Amerikos valstijų, visos valstijos. Nuo pat pradžių čia yra ir senesnės, ir naujesnės, visos 50 surinkta. Na, čia irgi taip, kaip tos visos Amerikos geografija atsispindi. Ten kiekvienas regionas, kiekviena valstija turi ten savo gamtą ypatingą. Na, va čia Amerikos vakarai, visokie atradėjai pirmieji, kurie tas valstijas atrado. Na, o čia jau paskutinės jau valstijos Amerikos, Havajai ir Aliaska. Tarp kitko, Aliaska iš rusų buvo nupirkta 1868 metais. At amerikonai pasistengė. Taip, nu į čia Puerto Rikas ir Virginų salos, irgi amerikiečių kolonijos, jau greitai bus jos irgi valstijomis. Taip. Na, dar truputį norėčiau papasakoti, kas tie yra pašto ženklai, bent man, kas jų yra rinkimas. Nuo pat vaikystės mano tikslas buvo pažinti
pasaulį. Ir va čia kaip tarytum iš mozaikos gabalėlių išdėlioti viso pasaulio vaizdą. Na ir va nuo vaikystės, ten vieną valstybę prie kitos dėjau, taip sudėliojau tas visas valstybės. Na aišku, čia įvairių buvo atsitikimų, ypatingai prisimenu, čia kažkur 4 klasėje buvo toks pas mus Arminka, dvejetukininkas, chuliganas baisiausiai, peštukas. Nu va, pasakė, pas yra pašto ženklai, atėjau pas jį ir kaip tik savo prisimenu labai aiškiai tokias 2 valstybės buvo, Argentina ir Brazilija. Nu ir priedo gavau tokią dovanėlę, jisai tasai chuliganas utelė mane apkrėtė, paskui ten turėjau tas gaudyti utelės iš jo. Nu vis tiek, ir atradimai, ir praradimai, bet tas jau buvo įdomu, ta valstybių medžioklė. Na ir kaip tokių valstybių galėčiau pažymėti, yra Maskvoje vienas toks kolekcionierius, kuris turi surinkęs 2000 valstybių iš viso. Pačių įvairiausių, tame tarpe ir kunigaikštysčių, ir tenai visokių okupacinių, teritorinių visokiausių. Nu, mano kolekcija dar šiek tiek jau skramnesnė, taip galim pasakyti, 900 valstybių. Nu, reikia turėti omeny, kad aš gyvenu tokiam užkampį, jau stambus miestai yra, kolekcionierių centrai Maskva, Leningradas, kur jau milijonai žmonių, ten jau yra tų kolekcionierių. Nu, Ryga dar, o Šiauliai tai labai mažai tų kolekcionierių, jau čia Šiauliuose ką rasti sunku. Nu, va, prisimenu Peterburgas, va, buvau nuvažiavęs. Nu, taip Ryga čia jau šalia, tai jau dažnai lankydavausi, na, bet va, Peterburgas tai jau iš karto įsiminė. Jis yra kažkur 5 kartus didesnis už tą Rygą, o ten jau rimti žmonės tokie, solidus visi dedulės. Ten aš iš tų Peterburgo tokių Indijos kunigaikštysčių labai retų gavau, kur jau sunku tikrai gauti paprastai, taip jos tokios retenybės galima sakyti. Na, nors ir net dabartinės valstybės nesurenku dar visų. Atsiranda Okeanijos visokios šalelės. Dabar Amerikos Vestindijoje tenai susipūrė naujos tokios valstybės. Aruba, Angilija, ten labai sunku sugaudyti jas visas. Taip, kad dar trūksta ir netgi dabartinio pasaulio man. Na, va, 19 amžiaus Europa normaliai 5 valstybių trūksta, 64 yra surinktos. Na, dabar dar tokia tema prieš pašto ženklus, tai vokai. Vokai ant pašto ženklų, nes patys pašto ženklai jie yra klijuojami ant vokų. Iš principo jau paskui jie nuplėšiami nuo tų vokų ir taip kolekcionuojami. Čia jau skaitosi pilnesnis vaizdas. Va, įvairūs anspaudai, kada, kur, data, tiksliai metai, data, čia yra 24 gruodžio 1871 metų. Nu, ir pašto ženklas, jis net paprastas, bet ant voko jau įgauna didesnę vertę. Čia tokia 19 grinai amžiaus kolekcija. Atvirutės su pašto ženklais. Nu, 19 amžiaus pabaiga. Tai jau nebe taip smarkiai vertingi jie yra, bet vis tiek jau kaip 19 amžius, jau beveik jau 200 mečiai jiems. Čia buvo italai, čia portugalai, belgai, Šveicarijos vokelis nedidelis, o Lietuvos smetoninės, carinė Rusija, čia Anglija. Čia va Hongkongas gana įdomus dalykėlis, o čia jau Austrija. Austrija 19 amžiaus. Na, o čia Vokietija, čia ypatingai tas įdomus, kad čia Tilžė, Tilsit. Tilžė 19 amžius. Na va ir paskutinis iš tų, iš vokiškų, tai Antro pasaulinio karo
metų vokelis, 43 metų. Nu va. Na ir toliau norėčiau parodyti savo pagrindinį, taip sakant, lobyną. Tai 19 amžiaus pašto ženklų kolekcija, kurie yra patys vertingiausi. Na, čia yra pati pirmoji pagal dydį valstybė Prancūzija. Iš jų ypatingai išsiskiria štai va šitas pašto ženklas. Jis yra 1849 metų trečias visoje Prancūzijoje. Kaip matote, nėra net dantelio ant pašto ženklų. Tais laikais jie dar neišrasti buvo. Jau štai čia paskui matote jau pašto ženklai su danteliais, bet jie visi dar yra 1870 metų kažkur pakankamai seni. Na štai čia jau paskutiniai pašto ženklai, jie yra standartiniai iš Prancūzijos, 19 amžiaus pabaiga. Na, o va čia prasideda Portugalija. Tai antras Portugalijos pašto ženklas, išleistas 1853 metais. Irgi skaitosi klasikinis, ypatingai vertingas. Na, čia Portugalija paprasta. Na, iš jų va štai išsiskiria Kolumbo jubiliejui išleisti pirmieji pašto ženklai, čia įvairūs burlaviai, kaip tas Kolumbas Ameriką atrado. O čia pabaigoje Austrijos pirmieji klasikiniai ženklai nuo 1 iki 5, 1850 metai. Na, čia visas puslapis viena Austrija ir čia išsiskiria, kad štai va visa ta serija surinkta pilnai. Čia yra netgi keletas pilnų serijų ir chronologinė tvarka jos gan sunku surinkti, nes ant pačio galo 19 amžiaus ženklai brangesni jie yra. Na, čia šitas pašto ženklas išsiskiria to, kad jis turi savo pavadinimą Žydrasis Merkurijus 1850 metų. Na, jis kainuoja kažkur apie 10 litų, nėra labai taip brangus, bet senas vis tiek ir vertingas. Čia Rumunija. Štai va, vieni iš pirmųjų ženklų rumuniški buliai. Nu, jie patys vertingiausi yra rumuniški buliai, tokie apvalų ženklai, jie kainuoja keletą tūkstančių. Na, šitie yra jau pigesni, bet jie irgi yra iš 1856 metų gamybų. Na va, čia visa Rumunija. Čia Niderlandai. Čia va išsiskiria va šita, dvi pilnos serijos, pačios pirmosios. Visi 6 ir čia 52 metai patys pirmieji ženklai buvo išleisti Niderlandų. Na, Niderlandai, jų yra mažiausiai trūkumas mano ženklų, jų kažkur 7 ar 8 betrūksta iki pilnos klasikinės kolekcijos. Čia Belgija, irgi gana pilna, ypatingai išsiskiria va šitie du ženklai. Tai pirmas ir antras belgų pašto ženklai 49 metų 19 amžiaus. Na, kaip matot, paskui, kuo toliau tie ženklai jau tokie darėsi mažiau įdomus, paprasti, standartiniai, bet irgi kaip 19 amžius skaitosi vertingi. Tai yra Italija. Na, itališki ženklai prasidėjo nuo 61-ųjų, pati Italija susiformavo. Ypatingai vertingos yra Italijos kunigaikštystės, kurios jau bus vėliau. Tai Ispanija. 52 metų pašto ženklas, bet jis nėra iš pačių pirmųjų. Na, Ispanija išsiskiria to, kad jų yra kažkur 200 pašto ženklų. Čia mano kolekcija apie 50, taip kad labai didelis rezervas. Na, bet jie nelabai tokie išvaizdus. Tai Šveicarija. Irgi gana gražus ženklai, ypatingai šitas. 50 metų, nu, kaina kažkur jau nemaža, apie 60 litų. Čia va tokie irgi klasikiniai gražūs ženklai
Bet va kas įdomu, iš šitų ženklų išsiskiria tasai daug mažiau taip įsiskiriantis, bet šitas pašto ženklas kainuoja 100 litų. Jisai vertingesnis negu visa ta serija. Na čia negesinti, jie tokie gražesni pašto ženklai, jokių antspaudų jų neteršia, bet jie irgi beveik dvigubai brangesni už gesintus skaitosi. Na tai yra Didžioji Britanija. Čia yra du patys pirmieji mano kolekcijai turiu omeny, bet ne patys pirmieji iš viso. Pasaulyje tai 3 ir 4 ženklai, jie yra 1841 metų. Patys pirmieji buvo 40-ųjų, bet tai jau rekordininkai. Na, Didžioji Britanija turi gana brangių ženklų, ypatingai va šitie išsiskiria po 60 litų. Čia paskutinė pilna serija, irgi gan retai galima surinkti tokią didelę seriją, kad jinai būtų pilna. Carinė Rusija. Na, carinės Rusijos yra čia keletas vertingų ženkliukų. Štai šitas kažkur apie 30-40 litų. Na, čia išsiskiria antspaudas įdomus ant pašto ženklo. Mitava. Tai cariniai Rusijoje vadinasi Jelgava, visai netoli Šiaulių miestas. Na, čia kažkur yra ir antspaudas su Ryga. Tai Vokietija. Na, Vokietija irgi susiformavo tik tai 72 metais, iki tol buvo kunigaikštystės. Ir va čia pirmieji ženklai Vokietijos ereliai. Ir štai šitas pašto ženklas yra pats vertingiausias iš vis mano kolekcijai. Jisai yra negesintas, dėl to yra papildomai brangus ir šiaip jo kaina kažkur, būtų apie 800 litų, bet kaip jau su defektais jisai koks 80 litų skaitosi. Na, čia irgi surinkti pilnai visą chronologiją. Tai Švedija. Na, Švedija irgi keletas pirmųjų ženklų 50-ųjų metų, na, daugiau jau 19 amžiaus pabaiga. Ten jau daugmaž labiau pigesni ir surenkami labiau ženklai. Na, štai viena iš pirmųjų vokiškų kunigaikštysčių Bavarija. Štai šitas ženklas yra 1849 metų. 3 Bavarijos ženklas. Na, matot, be dantelių, jau iš karto papildomai rodo jų senumą, jų vertę. Na, tai Norvegija. Irgi keletas pirmųjų ženklų Norvegijos 60-ųjų metų. Na, daugiau jau įprastiniai. Ir čia gale Turkija, Otomanų imperija 19 amžiaus. Nu, tokie labai jau egzotiški, visokie arabiški rašmenys. Čia irgi bus Turkijos truputį ir paskui viena iš Jugoslavijos kunigaikštysčių Jotkalnyje. Ypatingai išsiskiria va šita serija 96 metų. Dėl to buvo labai keikiama ta, nes tai skaitasi pirmas spekuliatyvi laida, kad toks didelis kiekis visiškai vienodų pašto ženklų, grinai prileista, kad užsidirbti ką nors iš tų ženklų. Na, čia Graikija. Klasikiniai graikų dievai, o čia pirmoji olimpiada 1896 metų. Na, čia Liuksemburgas, tokia nedidelė kunigaikštystė. Na, čia jau matosi iš karto vertingesni ženklai, tai yra Danija. Iš tos Danijos šakės. 3 daniškas pašto ženklas 50-ųjų metų. Na, va čia pačioj ypatingai gražus pašto ženklai, tai Vokietijos kunigaikščių Turnitaksis paštas. Šitie kvadratiniai skaitosi
Vokietijos visai šiaurėje aprūpinti, o apvalus Vokietijos pietams. Na čia irgi senesni kaip tik yra va šitie va su gesinimais, 52 metais pradėti leisti. Ir štai šitas ypatingai išsiskiria pašto ženklas sausio 17 1852 metai. Antspaudas ant to ženklo, kaip tik nuo sausio mėnesio ir pradėti leisti tie ženklai. Kaip tik vienas iš pirmųjų užantspauduotas. Na čia Suomija, carinės Rusijos kunigaikštystė, bet jinai jau atskirai leido savo pašto ženklus. Čia ypatingai išsiskiria danteliai šito ženklų. Jie tokie stambus, nors, kaip matot, su defektai ženklas ne visi tie danteliai yra išlikę. Na ir po Suomijos Serbija, viena iš Jugoslavijos dalių. Na dabar jau vėl atskirai yra. Čia dar viena Vokietijos kunigaikštystė Württembergas. Čia yra pats pirmasis Württembergo pašto ženklas 50-ųjų metų. Na, o čia vienas iš senesnių antspaudų 53-ųjų metų antspaudas ant pašto ženklo. Taip, kad jie yra seni. Na, čia yra Rytų Europos, Vengrijos pirmieji ženklai ir Bulgarijos. Na, čia dar viena graži Vokietijos kunigaikštystė Badenas. Tie visi ženklai yra 50-ųjų metų. Na, va čia tokie ryškų ženklai, tai yra Italijos kunigaikštystė Vatikanas. Nu, jie ir turi vertę. Štai vienas šitas ženklas 200 litų kainuoja. Šitas 40. Nu, bendrai jau va, tos dvi eilutės 400 litų. Na, toliau Vokietijos kunigaikštystė Saksonija, irgi klasikiniai be dantelių ženklai 50-ųjų metų. Dar toliau Prūsija, irgi Vokietijos kunigaikštystė. Čia Vokietijos, šiaurės Vokietijos, čia jau prasidėjo susivienimas Vokietijos. Čia yra Austrijos Italija, paskui jau Italija atsijėmė tą Austrijos dalį. Na, iš čia galėčiau paminėti Vokietijos kunigaikštystę Bergedorfą, kaip patys smulkiausi ženklai mano kolekcijoje. Na, čia jau iš viso labai smulkius po keletą ženklų. Štai šitas gana retas prancūzų kolonijų, pats pirmas ženklas 50-ųjų metų. Na ir va, čia yra Italijos kunigaikštystės. Ypatingai retos, pas jų yra mažai. Parma, Neapolis, Sicilija, Romanija. Šitas ženklas pats brangiausias iš vis mano kolekcijai. 270 litų. Taip. Toliau pažiūrėsime Amerikos klasikinį albumą. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, pati jau pirmoji, taip sakant, Amerikos valstybė. Štai šitas ženklas 52 metų. Nu kaip, pats va brangiausias iš šitų yra šitas, kažkur apie 50 litų kainuoja. Nu va, čia toliau jau tokios gan stambios serijos Amerikos. Čia 92 metų Kolumbo jubiliejus, viena iš pirmųjų atmintinių serijų, kai pradėta leisti jau pašto ženklai su paveiksliukais. Iki tol būdavo tai prezidentai, tai karaliai kokie nors. Nu, čia kita valstybė Brazilija. Šitie pašto ženklai turi savo pavadinimą Ožio akis. Patys pirmieji turi jaučio akis, jie tokie stambesni dar, bet tai irgi 50-ųjų metų. Čia toliau Brazilija tęsiasi ir štai čia Centrinės Amerikos valstybė Salvadoras. Nu, Salvadoras tai jau vadinami daugiau spekuliatyviniai ženklai, jų labai daug buvo prileista, bet labai pigių. Čia vienas amerikiečių biznierius kaip tik juos parceliavo. Nu, čia iš įdomesnių
Ispanijos kolonija, Puerto Rikas. Visas tas ispanų kolonijas paskui Amerika atėmė dar 19 amžiuje, 98 metų kare. Labai toks didelis kiekis, ispanai tuo pasižymi, labai daug ženklų prileisdavo. Čia klasikinė Argentina. Čia Nikaragvos, irgi centrinės Amerikos pašto ženklai. Čia Meksika. Štai va šitie įsiskiria iš karto 50-ųjų metų vieni iš pirmųjų meksikietiškų ženklų. Na, paskui jau tokie jie, iškart matosi naujesni 19 amžiaus pabaigos, jau geriau išsilaikė. Čia Peru, jau Pietų Amerikos valstybė. Čia jau tokios lamos, Pietų Amerikos gyvūnai pavaizduoti. Irgi vienas iš tokių pirmųjų gyvūnų atvaizdų istorijoje. Čia vėl ispanų kolonija Kuba, kur irgi paskui buvo, štai va čia matosi, Jungtinių Amerikos valstijų okupuota jau ir buvo amerikiečių kolonija. Tai Pietų Amerikos Urugvajaus valstybė. Na, tokie gan pigus pašto ženklai čia. Na, va čia jau įdomesni. Kanada. Tai Kanados bebras, toks vienas iš vertingiausių ženklų 50-ųjų metų. Na, pati Kanada ilgą laiką išliko Didžiosios Britanijos kolonija. Tai Centrinės Amerikos Hondūro valstybė. Na, čia keletas valstybių. Ekvadoras ir štai va ypatinga va šitie vertingi Havajai. Tai nepriklausoma valstybė truputį pabuvo, paskui jau tapo Amerikos kolonija. Čia Haitis nepriklausomas ir va šitie gan vertingi Čilė 50-ųjų metų pašto ženklai. Iš viso Amerikoje 50-aisiais metais jau mažai buvo pašto ženklų išleista, ne taip kaip Europoje. Tai Kosta Rika ir štai va čia Newfoundlandas, viena iš Kanados dabartinių dalių, ilgą laiką buvo atskira kolonija ir tokie gan gražus pašto ženklai jų buvo. Nu, tai gan vertinga Didžiosios Britanijos Gviana. Čia tarp šitų ženklų yra pats brangiausias pasaulio pašto ženklas, kilęs iš tos Britų Gvianos, bet jis, aišku, vienintelis egzempliorius yra išlikęs. Čia apačioje Bolivija. Na, paskui eina visa eilė Pietų Amerikos valstybių. Gvatemala, Kolumbija, ant galo Jamaika. Tai irgi Anglų kolonija Barbadosas. Ir va čia apačioje pirmoji prancūzų kolonija, Gvadelupa. Kaip tik anglai ir prancūzai ir daugumoje yra pasidalinę Amerikos kontinentą. Čia Ispanų Antilai. Šitas ženklas 50-ųjų metų. Trinidadas irgi pats pirmasis ženklas 50-ųjų metų. Čia keletas Niderlandų kolonijų, vėl prancūzai ir va labai vertingi Danijos kolonijos. Danijos Vestindija, paskui buvo amerikiečiam parduota. Na ir paskutiniam puslapį ypatingai retos New Brunswickas, Kanados sritis, Anglijos kolonija. Čia va toks įdomus Grenados pašto ženklas. Na čia Jungtinių Amerikos valstijų konfederatai ir dar keletas atskirų ženkliukų. Šitas albumas yra visas likęs pasaulis XIX amžiaus.
tai yra Japonija. Šie pirmieji pašto ženklai, ypatingai tas yra vertingas. Būtų vertingas, jeigu nebūtų su defektais. Japonija tokie gan egzotiški, įvairūs imperatoriai japonų, hieroglifai visokie. Čia Nyderlandų Indija, dabartinė Indonezija. Šita kolekcija betrūksta pašto ženklų, kad jinai būtų pilna, viena iš tokių pilniausių XIX amžiaus kolekcijų. Tai Persija, viena iš nepriklausomų Azijos valstybių, išlikusių visą laiką. Gan tokie egzotiški liūtai Persijos. Čia Ispanų kolonija, vėl tokie gan gausi, Filipinai. Ispanai daug tokių ženklų prileisdavo, iš šitų išsiskiria 54 metų, vienas iš pirmųjų pašto ženklų, irgi gan retai pasitaiko. Čia Britų Indija. Pačių pirmųjų ženklų čia neturiu, kiti irgi tokie neblogi. Pats pirmasis Kinijos pašto ženklas, jis vadinasi Didysis drakonas, šalia Mažasis drakonas. Paskui jau šita paskutinė serija, tai jau atsirado ir pavadinimai angliški, Činise imperija. Bet pirmieji jie vis tiek tokie labiau savotiški. Tai anglų kolonija Šiaurės Borneo. Iš jų išsiskiria štai šitie irgi viena iš pirmųjų serijų, kur jau XIX amžiuje pradėta apie gyvūnus pasakoti, taip apie valstybę. Čia keletas valstybių. Ceilonas, Portugalų Indija ir pirmieji Siamo pašto ženklai, visi trys patys pirmieji. Siamas tai buvo irgi viena iš nepriklausomų Azijos valstybių, kuri niekada nebuvo kolonija. Čia jau anglų kolonijos. Anglija Azijoje irgi dominavo. Iš tų išsiskiria Saravakas, labai vertingas, šitas kažkur apie 40 litų kainuoja. Ir Portugalų ten gale Makao. Čia dasikapstėm iki Indijos kunigaikštysčių. Viena iš tokių įdomiausių temų. Čia jau įvairūs hieroglifai, ten viskas, kur iš viso nėra net ne vieno žodžio suprantamo. Čia jau tokia Indijos kultūra pasireiškia. Štai čia, pavyzdžiui, yra Navanagaras. Irgi vien sanskritas, toksai gražus herbas, tiesiog egzotika. Šitas pašto ženklas iš viso yra atšviestas ant tokio. Netgi jis negaminamas tradiciniu būdu kaip pašto ženklai. Čia Dželavaras, šokanti deivė viena. Iš šitų Bhopalas ir šitas Nepalas, vienas iš pirmųjų Nepalo pašto ženklų. Toliau prasideda Afrika. Ir viena iš didžiausių tokių Afrikos valstybių yra Egiptas. Egiptas priklausė Turkijos imperijai, paskui jau tapo nepriklausomas. Čia jau Portugalų Mozambikas. Jau Afrika yra padalinta tarp portugalų, anglų ir prancūzų lygiom dalim. O portugalai gana daug tokių pašto ženklų prileidę. Iš jų, aišku, išsiskiria vieni iš pirmųjų, tai Portugalų karūnos 70 metų pašto ženklai. Čia Transvalis, nepriklausoma Afrikos būrų respublika. Pačia anglų kolonija Maurikijus. Čia vėlgi Portugalai, anglų kolonija ir Belgų Kongas. Šitos serijos Belgų Kongo irgi išsiskiria, kad pradėtos vienos iš pirmųjų leisti su kraštovaizdžiu. Šiaip jau pašto ženklai daugiau buvo karalių atvaizdai įvairūs. Čia prancūzų kolonija Tunisas, italų
kolonija var retas dalykas Eritreja. Ir vėl Portugalų, Anglai. Visa Afrika jau buvo padalinta tarptų koloninių ir štai čia yra Liberija. Viena iš tokių retų nepriklausomų valstybių, bet tarp kitko ją įkūrė pabėgę iš Amerikos negrai, kurie išsivadavo nuo vergijos ir įkūrė savo valstybę. Na čia va, nu taip, tai iš karto matosi, pavyzdžiui, prancūzų kolonija jau skiriasi nuo Portugalų ir nuo Anglų. Jau čia toks kaip firminis jų ženklas Portugalų karaliai, o čia Anglijos karalienė, čia vėl Anglijos karalienė, Šventosios Jelenos sala. Na čia ant pačio galo Afrikos jau pavieniai ženklai. Čia gana įdomus ženklas Zululand, Zulusų kraštas, štai čia Etiopija, irgi viena iš retųjų laisvų Afrikos valstybių. Ir čia Sudanas, anglų ir egiptiečių okupacija. Na ir paskutinė dalis tai Australija. Ypatingai štai va šitie ženklai išsiskiria savo originalumu. Karalienė sėdi soste. Šiaip daugiausiai karalienė vaizduojama profiliu, o čia, prašom, sėdi soste. Tai yra 50-ųjų metų. Nu, jų kaina nelabai tokia, po 20, po 30 litų. Na, toliau, prašom, vien Anglijos karalienės. Čia įvairios Australijos valstijos. Viktorija, Naujas Pietų Velsas, Naujoji Zelandija. Vakarų Australija ir jų simbolis juodoji gulbė Tasmanija. Čia irgi gana egzotiški pirmieji ženklai. Paskui Queenslandas, čia jau viena iš salų Okeanijos Tonga, Prancūzų Okeanija, ir čia Samoa, irgi viena iš salų. Na va, tai toks išsirituliavusiai iš pašto ženklų temos, tai yra viso pasaulio istorija. Na, kai pašto ženklais jau pradėjau domėtis, jau pradėjau lysti vis gilyn. Iš pradžių buvo naujesni ženklai, paskui senesni. Nu, bet pašto ženklų jau visa jų istorija pasibaigė 1840 metais, kai jie buvo pradėti leisti. Nu, o kas buvo paskui? Jau irgi reikėjo domėtis. Ir va čia tokia tema būtų istorinė politologija. Na, pavyzdžiui, yra istorikai įvairūs. Yra, pavyzdžiui, istorikai archeologai, kurie tenai knisasi ten kokius čerepokus, kokius nors ten kokias naginės suranda, tenai nagrinėjas gali visą gyvenimą. Nu, istorinė politologija tai nagrinėja istorinių valstybių susidarimą, istorijos bėgyje jų žlugimą. Nu, čia kaip tik tokia įdomi tema, kad tą istoriją galima pritaikyti dabartiniams dienoms. Tos visos temos kartojasi. Istoriniai įvykiai irgi kartojasi. Na, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti Izraelį, pavyzdžiui. Izraelis buvo įkurtas, jau galima sakyti, per prievartą. Ir čia galim prisiminti pirmosius kryžiaus žygius, kurie įvyko jau prieš kokį 1000 metų. Ten jie puolė vaduoti Jeruzalę, ten šventą žemę. Nu, tiesa, žydai tada nesugrįžo, bet kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad ir tie kryžiuočiai įkūrė ten valstybę, kaip tik Izraelio vietoje, panašaus dydžio. Nu ir ta valstybė išsilaikė 100-150 metų. Pastovus karai buvo su musulmonais, su tais arabais, kurie ten jau atsikėlė. Nu ir kas galų galiai ištiko visą tą valstybę ir kas galų galiai ištiks ir patį Izraelį. Susivienijo visi musulmonai. Pavyzdžiui, dabar jų yra kažkur apie 1 milijardą žmonių. Nu, prašau, viską išmetė, išlavė. Taip kad žydukams, man atrodo, istorijos bėgi reikės savo kitos vietos ieškotis. Nu, jie turi dabar rėmėjų, Amerika, ten turi viską, nu, bet, sakau, 1 milijardas tų arabų, jau ten jie skaito, kad ten jų žemė, taip kad ten nežinau, kaip ten žydai. Pastovus karas, tai 100 metų, 200 metų ten jie arabai pjaus juos. Taip kad jokių perspektyvų aš nematau tos Izraelio valstybei, absoliučiai ten dirbtinis naujadaras toksai. Nu ir štai čia tokia tema istorinės valstybės, kaip susidarė. Čia norėčiau parodyti visas tas valstybės, katros buvo dominuojančios istorijoje. Nuo pačių pirmųjų Egiptas, Asirija,
Graikijos, Persijos valstybės. Štai va, jau čia kažkur per vidurį Romos imperija beveik 1000 metų buvo, vis tiek jinai ir paskui žlugo. Štai arabų kalifatai susikūrė 600 metais, turkai, mongolai, na štai Lietuva, Lietuvos kunigaikštystė, Rusija, turkų Osmanų imperija, nuo angalų jau ispanų, anglų kolonijos ir štai dabartiniai laikai. Na tiesa, dar buvo Vokietija, bet paskui jinai jau buvo sužlugdyta prie Hitlerio ir štai Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija. Na ir kaip dabar galėčiau sakyti, jau kyla Kinija, dabar jau sužlugus Tarybų sąjungai atsiranda naujas dominavimas. Čia jau toks irgi istorijos pamoka. Negali būti viena valstybė dominuojanti, kaip dabar yra Amerika. Jai turi atsirasti kažkoks atsvaras. Jau dabar Rusija antiek nusilpusi. Žlugus Tarybų sąjungai, čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, iš tos viso bloko Tarybų sąjungos, iš 400 milijonų žmonių, dabar Rusijai beliko 150 milijonų žmonių. Ant kiek jinai yra nusilpusi. Na, nors jinai palaiko savo pajėgumą, bet jau su amerikiečiais jau nebepasiginčysi. Amerika dabar dominuoja, visiems nurodinėja, ten valstybės nuverčia, na čia jau galim sakyti, jau siautėjimas bespridėls. Na ir va, turėtum, manau, ateityje jau svarų žodį pasakyti Kinija, labai smarkiai kylanti valstybė. Nu, milijardas gyventojų, labai sparčiai kylanti ekonomika. Čia dar taip domiuosi tokia statistika, tai kiek ta valstybė BVP yra, tai yra valstybės produktas. Iki šiol Amerika kaip dominuoja kažkur 8 trilijonai. Kinija dabar yra kažkur turinti apie 4-5 trilijonus. Japonija kaip jau trečioje vietoje kažkur 2-3 jau. Japonija jau, nors atrodo prieš 10-20 metų jau Japonija buvo antiek stipri, bet jau Kinija jau sumindyta Japonija. Taip kad aš manau ir pasivys ir Amerika ir nu, jau bus jau čia ginčų, jau nu, dalinsis per naujo pasaulį, man taip atrodo. Na vėl grįžkime prie senesnių laikų. Čia va galėčiau parodyti savo chronologinės lenteles, kurias sudarau. Čia yra Rusijos, nuo pačių pirmųjų 682 metai, tai pirmoji data Rusijos istorijoje. Na paskui įvairūs Rusijos carai, įvairūs įvykiai, mūšiai. Kaip tik aš labai va, per porą puslapių jau galima sakyti visa carinės Rusijos istorija iki pat 17 metų. Čia jau tokia santraupa, galima sakyti, kuo ir įdomi ta chronologija. Štai čia bus chronologinė lentelė Lietuvos visos susidarimas. Irgi nuo pačių pirmųjų paminėjimų Lietuvos, visi valdantis karaliai. Na čia dar galėčiau va, pridurti, kad dasidūriau tai smetoninių laikų. Čia va, karai su Lenkija 20 metais. Na, stengiuosi visus įvykius, visas datas apriepti. Na ir štai, čia jau būtų mano sudaryta senovės istorijos chronologinė lentelė nuo pačių pirmųjų. Na, čia pats pirmas jau paminėjimas 3450 metai, kada į Egiptą atsikėlė pirmieji egiptiečiai. Čia jau pirmoji dabartinės istorijos data. Na čia va žymi data 1955 prieš mūsų erą, prieš 4000 metų žlugo Šumerų valstybė, viena iš pačių įdomiausių valstybių, kuri 10 000 metų istoriją turėjo. Na ir paskui tai Babilonas, Kreta, Trojos karas, Asirija, įvairios valstybės. Na čia tokios įdomios datos 825 metai. Prieš mūsų erą, Kartagina, 776 metai, pirmosios Graikų olimpiados, na jau Graikija savo pradėjo atskaitą metų, 753 metai, susikūrė Roma ir visa Romos istorija 2000 metų kaip tik nuo šitos datos prasidėjo. Na paskui Babilonas, čia va žlugimas Ninevijos, tai Asirijos sostinė, 612 metai, tai buvo irgi įžymus įvykis, žlugo viena iš senųjų civilizacijų galingų, na bet paskui jau susidarė
558 metai Persija. Tai viena iš pačių galingiausių valstybių, dominavusių ilgai pasaulyje. Persija, tarp kitko, tai indoeuropiečiai, kurie atsikraustė iš Europos į Persiją. Na, čia 334 metai Aleksandras Makedonietis. Kaip tik jisai iš graikų kilęs, jisai užkariavo Persiją ir tuo tapo jau pasauliniu lyderiu, taip sakant, pačia įžymybė didžiausia. Na štai Roma. Roma kaip tik jinai ilgą metą kariavo su Kartagina dėl valdžios, taip sakant, buvo dvi valstybės tenai viduržemyje. Na, kol tos Kartaginos nenugalėjo, 202 metais prieš mūsų erą, iki tol jau Roma negalėjo plėstis. Na, paskui jau Romos imperija jau išsiplėtė, neturėjo jokių varžovų, tai jau buvo pasaulio valdovai artimiausius 2000 metų. Na, bet aišku, vis tiek jie turėjo atsvarą. 140 metų tai susikūrė partai. Na, irgi Persijos vietoje tokia partų imperija, tokia gana galinga. Na, ir jie kariavo ten su tais. Na, ir įžymų žmonės, tai Julijus Cezaris, didysis užkariautojas, 58 metais prieš mūsų erą dar jisai labai praplėtė Romos imperiją. Na, pirmasis imperatorius Augustas, 30 metai prieš mūsų erą. Iki tol norėčiau papasakoti. Čia toks buvo įdomus atvejis, kada istorija neprogresuoja, bet kartais ir regresuoja, tai yra pasuka atgal. Sakysim, Romoje ir Graikijoje iki tol pačiais pirmaisiais laikais taip, jau ten buvo karaliai visokie, tironai. Ir štai maždaug 500 metų prieš mūsų erą ten susikūrė pirmosios demokratijos požymiai. Na, tiesa, ten buvo vergvaldystė, bet jau, sakysim, senovės Romoje tai ir iš tos visos amerikiečiai perėmė, jį sukūrė savo demokratiją. Tai buvo senatas ir senatoriai, tai buvo paprastasis parlamentas, kur jau renkami buvo paprastų žmonių rinkėjų balsai. Ten valdė tuomet konsulai, na, amerikiečiai padarė prezidentus. Bet šita iki šiol istorijos tokia patikrinta praktika, tokia demokratija buvo, na, bet ji pasibaigė. 30 metais prieš mūsų erą pasibaigė. Jau vėl prasidėjo visokie tie diktatoriai. Nu, kaip galim sakyti, Romos visa ta demokratija pasiekė savo aukštį ir pradėjo jau žlugti. Na, tas žlugimas tęsiasi keli šimtus metų, bet, kaip sakau, nieko nėra amžino. Čia pritaikant dabartinius laikus, kaip dabar Amerika iškilo, nu, taip jinai gali sužlugti. Va, kaip galėčiau pasakyti, koks tos civilizacijos sužlugimo požymiai. Pavyzdžiui, graikai, tai buvo ir persai, ir romėnai. Visų pirma, tai turtas. Turtas, jie pasidarė labai turtingi, per daug turtingi. Jau auksas jie galvojo, kad galima nupirkti viską. Jau savo paprastus žmonės jie padarė paprastais vergais, o visi tie turtuoliai, na ką, jau jie nebegalėjo ką išsigalvoti. Jau prasidėjo tenai meilė tarp vyrų, ten jau visas moralės pakrikimas, jau jiems kaip moralė neegzistavo, jau jie, nu, vienu žodžiu, toks pastebimas ir dabar jau čia santokos tarp tų vyrų, čia jau aš skaitau jau moralės pakrikimas, čia jau pradžios pabaiga, taip sakoma. Na ir ko, ir jau pavyzdžių yra, sakau, ir romėnai ir graikai ir dėl to žlugo, čia jau tie tenai visokie tokie pakrikimai ir iškrikimai prasidėjo nuo to. Na, tiek apie tas visas tradicinės istorijas ir apie jų supratimą, bet aš norėčiau pašnekėti apie tai, kas buvo iki to. Čia jau tokia įdomi tema - istorinė teorija. Na, kiekvienas, aišku, istorikas kelia savo hipotezes, čia jau tokių įrodymų nėra, taip sakant. Na, bet aišku, pradėsim nuo tokių pačių vienų iš pirmųjų datų. Tai, pavyzdžiui, neandertaliečių, tokių
mūsų protėvių, netgi ne mūsų protėvių, tai atskira buvo žmonių rasė, paskui išnykusi. Jinai atsikėlė Europą prieš 200 tūkstančių metų. Antroji banga tai buvo iš Afrikos atsikėlė prieš 80 tūkstančių metų. Na tai tokie jau grinai buvo afrikiečiai, negroidai, jie išplito po Indiją, Malaiziją, Australiją. Na ir va kažkur dabartiniai mūsų baltieji žmonės protėviai atsirado prieš 50 tūkstančių metų. Ir jie vėlgi atsikėlė į Europą, na šiek tiek nustūmė tuos neandertaliečius, bet va prieš 25 tūkstančius metų ledynmetis susidarė. Visa Europa pasidengė ledu. Na ir va, tie žmonės pasitraukė iš Europos ir čia va taip įdomu, kad va jie pasitraukė į Palestiną, į tą Viduržemio jūros regioną, kuris yra labiausiai stabilus. Čia va kaip tik sakoma, Palestina šventoji žemė. Na, iš tikrųjų yra šventoji žemė. Iš ten atsirado žmonės, ten, kaip sakoma, ten buvo tie legendiniai rojaus sodai. Ten jau ir kaip tik, nu, toje srityje nebūna nei tokių ypatingų, nei žemės drebėjimų, nei ledynmečių. Ten žmonės, jie išliko, išbuvo per visus tuos metus. Na ir kažkur prieš 10 tūkstančių metų jau ten pradėjo formuotis mūsų dabartiniai protėviai, indoeuropiečiai. Ir jie vėl iš Palestinos po truputį patraukė į Europą. Maždaug 3000 metų prieš mūsų erą tokia data jau išsilaipino Europoje. 2000 metų prieš mūsų erą jau indoeuropiečiai atsikraustė į Pabaltį, atsirado baltai, jau mūsų lietuviai protėviai. Vokiečiai, anglai, visos vienu žodžiu tautos, jos susiformavo iš tų indoeuropiečių. Na ir kas įdomu, netgi tokie kaip persai, jie paskui iš Europos maždaug apie 600 metų prieš mūsų erą atsikraustė į Persiją, sukūrė savo valstybę. Kita indoeuropiečio atšaka, tai arijai, jie atėjo į Indiją. Ir todėl, pavyzdžiui, sanskritas, indų raštas, gana artimas yra lietuviams. Na, bet čia, taip sakant, irgi gana žinomos temos. Iš tokių kitų norėčiau paminėti keletas jau labiau tokių fantastinių datų, bet tos datos yra išlikusios. Kaip tik aš noriu pasakyti, kad tai yra jau kitų civilizacijų, prieš mūsų civilizaciją pėdsakas. Pavyzdžiui, tokia data yra žvaigždžių skliauto apsisukimas aplink savo ašį. Jisai įvyksta vieną kartą per 25 920 metų. Ir labai tiksli data. Ir kas ją galėjo apskaičiuoti? Juk čia turėjo tas žvaigždžių skliautas apsisukti bent keletą kartų, kad čia užfiksuoti. Na, vienu žodžiu, tai jau tikrai toksai požymis apie kitas civilizacijas. Na, norėčiau dar truputį astronomijos tokių žinių. Kas tas yra žvaigždžių skliautas ir kaip jis sukasi? Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad viskas sukasi aplink kažką. Žemė, pavyzdžiui, sukasi aplink savo ašį. Aplink Žemę sukasi Mėnulis. Žemė sukasi aplink Saulę. Pati Saulė ir visa jo sistema sukasi aplink galaktiką ir galaktikos ašį. Ir štai, kai visa ta Saulės mūsų sistema apsisuka aplink tą galaktiką, tuomet pasikeičia visas žvaigždžių skliautas. Ir visos tos žvaigždės, kurios yra matomos aplink mūsų Žemę, jos padaro pilną ratą. Na, nors, pavyzdžiui, to dar nesibaigė. Pati galaktika sukasi aplink visatą. Na, vienu žodžiu, visos mūsų visatos to yra, pavyzdys yra judėjimas. Judėjimas ir judėjimas. Na, kitą datą norėčiau paminėti. Tai 11 542 metai prieš mūsų erą. Maždaug prieš 13 000 metų įvyko pasaulinis tvanas. Na irgi įdomi, iš kur va taip
sužinota tokia tiksli data, kas ją sužinojo. Na ir tarp kitko yra šaltiniai ne vieni, yra egiptiečių žinių vienas šaltinis, kitas šaltinis šitą datą žinojo majų žyniai. Majai tai Amerikoje buvo tokie gana matematikai, jie kažkur 1000-aisiais mūsų eros metais gyveno. Šitos vienu žodžiu žinios yra išlikusios, aš galvoju, iš senų laikų. Na ir čia dar galėčiau paminėti, man pavyzdžiui labai kelia tokie, tiesa dar va iš pradžio apie tą tvaną, kas įvyko. Čia tokių hipotezių daug yra. Viena iš tokių hipotezių, tai pasislinko Žemės ašis. Tuomet Šiaurės ašigalis buvo Šiaurės Amerikos vietoje. Visa Šiaurės Amerika buvo padengta ledu. Ir va staiga, kas ten įvyko, sunku pasakyti, tas ašigalis pasitraukė į dabartinę savo vietą. Pluta pasislinko. Prabilo visi vulkanai, kiek yra tik Žemėje. Visa Amerikos ledynai ištirpo staigiai. Ir tuomet prasidėjo tas pasaulinis tvanas. Na tik vienas toks pavyzdys, kad tuomet Baltijos jūra susijungė su Juodąja jūra. Tai yra beveik visa Europa buvo kažkuriam laikui apsemta vandeniu. Na, savaime suprantama, jau jokia civilizacija negalėjo išlikti tokiom sąlygom. Dar viena iš tokių žinių, kurios išlikusios iš kitos civilizacijos, aš skaityčiau, pavyzdžiui, Egipto žiniai teigia, kad Sirijus yra trinarė sistema, tai yra 3 žvaigždės, sukasi kartu. Dar 20 amžiaus pabaigoje žmonija tik tai sužinojo, kad ten yra dvinarė sistema, tai yra ne viena žvaigždė Sirijus, bet yra 2 žvaigždės. Jau su savo teleskopais kažkaip jie nustatė. Pavyzdžiui, egiptiečiai žino iki šiol, žinojo, kad ten yra 3 žvaigždės. Tai yra dar dabartiniais metodais net neįmanoma to nustatyti, suprantate, ant kiek ta ankstesnioji civilizacija jau buvo toliau pažengusi. Na, bet kaip aš jau pavedžiau pavyzdžių, kad civilizacija neina visą laiką į viršų, jinai nusmunka, vėl pakyla, katastrofos viskos ištinka, bet, pavyzdžiui, tos žinios, jos išlieka. Ir tai yra pats įdomiausias, ne pats tos archeologinės ten kasinėti visokie šiukšlės, bet saugoti tas žinias, kurios yra perduotos mums iš kitų laikų. Suprasti tas žinias, jos dažniausiai paslėptos įvairiose legendose, pasakose. Pavyzdžiui, kaip indoeuropiečiai atsikraustė, dabartiniai mūsų protėviai, kurie pradėjo tą istoriją, atsikraustė į Europą. Jau tuomet buvo tokios legendos, pavyzdžiui, milžinai, kada ten milžinai gyveno. O milžinai tai jie iš tikrųjų gyveno. Ir tai buvo tokia kultūra, megalitinė kultūra, kurie sukūrė įvairūs didžiulius akmenis, didžiulius statinius. Šita civilizacija kažkur buvo žinoma prieš 5000 metų. Ir atsikraustę indoeuropiečiai ją sunaikino. Ir visus tos milžinus išnaikino. Aš skaityčiau, milžinai matyti ir buvo tie likučiai tos senos civilizacijos. Nes, pavyzdžiui, dabartiniais netgi laikais tokius didžiulius statinius kaip piramidės ar dar ką nors pastatyti tikrai sunku. Pavyzdžiui, piramidė, didžiausia Cheopso piramidė, buvo kažkur 130 metrų aukščio. Ir tik tai 19 amžiaus pabaigoje amerikiečiai pastatė didesnį statinį. Tai visa mūsų civilizacija 4000 metų ėjo, kol pranoklo vienintelė ta piramidė. Todėl aš galvoju, pavyzdžiui, kad neįmanomas dalykas, kad tie egiptiečiai, jau dabartiniai žmonės sugebėtų tokius grandiozinius statinius pastatyti, kaip tas piramidės. Ten, aišku, yra tie mokslininkai, ten aiškina, ten 10 000 vergų ant savo kuprų, ten vilko po 100 tonų sveriančius luitus, ten jie pastatė, tai aš skaitau pritempta už ausų, negalėjo jie to pastatyti, tai jau paliko mums kiti žmonės, kita civilizacija. Pavyzdžiui, tokie irgi duomenys iš tų Egipto piramidžių, ten yra tokie sarkofagai, grinai iš bazalto, dar stipresnio už granitą akmenio. Ir jie tiesiog iš vientiso luito išpjauti, tie sarkofagai.
Nu, aišku, ten dabar tie faraonai ten pasilaidojo save, bet niekas ten jokiais skaptukais, ten jokiais, netgi dabartiniais laikais ten su almaziniais pjūklais neišpjausi to bazalto, ten kelis metus pjauti reikia. Vienu žodžiu, tai jau neįmanoma tai padaryti. Tai jau padarė taip, irgi skaitau, kiti žmonės. Nu, pavyzdžiui, toks irgi įdomus atvejis. 1530 metais buvo surastas žemėlapis arabų jūrininko, kuriame atvaizduota labai smulkiai Antarktida visa. Visas Antarktida žemynas su visais tais sausumos lopeliais. Nu, Antarktida, pavyzdžiui, tik tai 19 amžiuje kažkur jau atrado žmonės, pradėjo ją tyrinėti. Nu, tais laikais jau niekas ten po tą Antarktidą neplaukiojo, nei vienu žodžiu, tas jau žemėlapis yra išlikęs iš tų senųjų laikų. Ir va, kas įdomu, tas žemėlapis padarytas, kaip mūsų visas centras dabartinės žemėlapių yra Londonas, Greenwichas, tai va ten centras yra Egipto piramidės. Visas to senojo pasaulio centras buvo, kaip tik Egipto piramidės. Na, kas dar iš va tų legendų, be milžinų? Tokie buvo skandinavų epose minimi troliai. Kas va tokie buvo troliai? Tai buvo jau paskui atrasta archeologų. Nu, tai buvo dabartiniai va sniego žmonės. Irgi jie milžinai, galima sakyti, 3 metrų aukščio, jau 2,5 metrai patys mažiausi, apžėlę plaukais. Nu, tai buvo jau irgi primityvi rasė. Indoeuropiečiai irgi atėjo, sakau, išnaikino ir šitą rasę. Jau ten jie įsistūmė, kas jau išliko, ten tie sniego žmonės jau dabar slapstosi. Na, bet tai buvo irgi protingi žmonės. Jau nebe žionės, galim sakyti, jau jie tai buvo žmonės. Jie dabar jau mokėjimas jų pasislėpti dabartiniais laikais jau minė apie tą jų protą. Na, iš kitų legendinių tokių rasių minėčiau gnomus, nykštukus. Irgi pasirodo, per Discovery mačiau, irgi atrado. Nykštukai tai irgi buvo tokies kažkur metro aukščio, nu, galim sakyti, kaip žmogbežionės, kaip plaukais apžėlę tokie žmonės. Na, negalim sakyti, kad jie buvo bežionės. Tai irgi buvo žmonių rasė, kurie gyveno, jie buvo irgi išnaikinti mūsų protėvių. Vienu žodžiu, atėję, užkariavo jie Europoje, įvedė naują tvarką, o kas buvo iki to, kokios gyveno rasės, kokios kultūros, kokios civilizacijos, kaip jos vystėsi. Nu, tai yra jau tikrai vertas uždavinys, taip sakant, visiems istorikam. Nu,